auksasidabras.lt. Jei suvokiate, kaip veikia pasaulinė finansų sistema, tai suprantate ir žaidimą, kurį turite žaisti. Tačiau jei jūs nežinote žaidimų ir taisyklių, pagal kurias jis žaidžiamas, tuomet būsite finansiškai paskirsti. Jūs būsite paskirsti. Nuo tada, kai buvo įsteigtas federalinis rezervas, mes gyvename apgaulėje. Tam, kad galėtume išlaikyti dabartinį gerovės lygį, kurio mėgaujame šiandien, Obama turi būti dvigubai gilesnėse skolose iki savo kadencijos pabaigos. Kitaip, visa sistema žlugs. Federalinis rezervas supirkinėja obligacijas tiesiai iš iždo. Tai kiekybinis lengvinimas, bent jau jie tai taip vadina. Tai reiškia, jog dabar yra susiklošiusi kritinė padėtis. Aš sugebėjau pamatyti, jog visoje pasaulio finansų istorijoje nėra nieko patikimesnio, nei aukso ir sidabro vertės atsistatymas padidėjusios popierinės valiutos pasiūlos atžvilgiu. Nėra jokios tikimybės, jog tai nenutiks. Kad tai nutiktų dabar, aukso kaina turi būti tarp 15 ir 20 tūkstančių JAV dolerių už unciją. Aš manau, jog pirmiausia patirsime defliaciją. O tada visi pasaulio centriniai bankai pradės intensyviai spausdinti valiutą, mėgindami ištraukti mus iš šios defliacijos. Ir Benas Bernanke vadovaus visai šiai operacijai. Niekas negali sau leisti turėti skolą, kuri yra 10 kartų didesnė nei egzistuojanti ekonomika. Tai neįmanoma. Pirmiausia, viskas gergždančiai sustos. Aš turiu jums parodyti, jog pasaulio akcijų rinkos bei nekilnojamo turto burbulai ir toliau turės smukti. Nes rinka bando pasiekti teisingą kainą. Ji bando pasiekti pusiausvyrą. Tai būdinga rinkoms. Toks jų darbas. Iš esmės, visa mūsų valiutos sistema yra įsivaizduojama. Ji neegzistuoja realybėje. Tiesiog mes visi sapnuojame tą patį sapną. Ir jei kas nors nuspręs pabusti, visa tai baigsis. Ačiū Jums. Aš esu Michaelas Malonis. Perkamiausios knygos apie investavimą į tauriuosius metalus, investavimo į auksą ir sidabrą vadovas autorius. Ji priklauso turtingo tėčio knygų serijai, kurią pradėjo Robertas Kiyosakis. Robertas Kiyosakis man pasakė, parašyk knygą. Jokių papildomų instrukcijų. Parašyk knygą. Ir taip aš pradėjau rašyti šią knygą. 2,5 metų tyrinėjimų ir rašymo. Maždaug 30 valandų per savaitę ir taip kiekvieną savaitę 2,5 metų. Tai labai gerai ištyrinėta knyga. Vienas dalykas, dėl kurio labai nerimauju, yra klaidingos informacijos pateikimas. Aš noriu, kad ji būtų tiksli ir stengiuosi ją supaprastinti bei padaryti lengvai suprantamą. Skaitau knygas, kurias parašė tokie ekonomistai kaip Miltonas Friedmanas, Murray'us Rothbardas, Benas Bernanke. Jei turėsite galimybę paskaityti Beno Bernankės knygų, neskaitykite. Benas Bernanke, Federalinio rezervo pirmininkas. Jis siaubingas rašytojas, tiesiog siaubingas. Jie visi bando pranokti vienas kitą ir padaryti įspūdį vienas kitam savo darbais. Todėl ekonomika skamba taip sudėtingai, jog dauguma pradeda galvoti, na, aš negaliu suprasti ekonomikos. Ji labai paprasta. Ekonomika yra labai paprasta įžvelgti jos esmę. Ji nėra sunkiai suprantama, būtent tai ir bandau perteikti savo knygoje. Tiems, kurie neskaitė mano knygos, maždaug 75% knygoje esančios informacijos nėra susijęs su investavimu į auksą bei sidabrą. Knygoje aptarėme pinigų istoriją, kaip veikia pasaulinė ekonomika ir kas galėtų nutikti ateityje. Taigi, ten rašoma apie tai, iš kur mes atėjome, kur esame ir kas gali nutikti. Beje, man tikrai nerūpi auksas ir sidabras. Nenoriu aukso ir sidabro, tiesiog dabar jie yra savo cikle. Tai tik kvaili metalo gabalai, kurie neduoda nei pinigų srauto, nei dividendų išmokų. Taigi, aš nenoriu aukso ir sidabro. Tačiau dabar aš nenoriu nieko kito. Tiesiog dabar jie yra savo cikle. Ir mano nuomonė, remiantis visais mano tyrinėjimais, jie pranoks visą kitą. Ir jūs galėsite nusipirkti kur kas daugiau kitų daiktų. Kur kas daugiau nekilnojamo turto, kur kas daugiau akcijų, daugiau naftos gręžinių, dirbamo žemės. Visas tikras turtas yra pastatuose, versluose, žemėje. Žmonės įsivaizduoja, kad įvykus ekonominiai katastrofai, žlugimui ar panašiai, viskas, kas liks, bus panašu į atominės bombos nušluotą lauką. To nebus, visi pastatai bus savo vietoje. Tiesiog jie visi bus parduodami. Problema ta, kad kai investicijos yra parduodamos, niekas jų neperka.
Visuomenė veršiasi į rinką ir vaikosi investicijų tik po to, kai jos pradeda brangti. Auksas ir sidabras pasidaro paklausus kas kartą, kai jie pradeda brangti. Ir vos tik išvystami jos krentant, pardavimai dažniausiai išsijungia tarsi šviesos jungiklis. Nenoriu, kad kas nors būtų paskerstas. Aš tikrai nenoriu, kad čia baisus dalykai atsitiktų. Tiesiog manau, kad visi įrodymai rodo, jog tai, ką mūsų lyderiai padarė ekonominiai sistemai, prives prie šių dalykų bet kuriuo atveju. Ir aš mėginu įspėti, kiek galima daugiau žmonių per kiek įmanoma trumpesnį laikotarpį. Mano bendrovės misija, kiek galima labiau aprūpinti vidurinėje klasę auksu ir sidabru per kiek įmanoma trumpesnį laikotarpį. Nes didelių ekonominių neramumų metu vyksta dideli politiniai pokyčiai. Paprastai jie seka paskui. Hiperinfliacijos metu Veimaro Vokietijoje 1923-aisiais ši hiperinfliacija baigėsi 23 lapkričio 15-ąją. Lapkričio 8-ąją, likus vienai savaitė iki hiperinfliacijos pabaigos. Hitlerio šturmuotojai nukreipė kulkosvaidžius į Burger Braukeller paradinės duris, kur vyko politinis susirinkimas. Tai didelė alaus salė, kurie maždaug 3000 žmonių klausėsi politinių kalbų. Ir tą naktį Hitleris užėmė sceną ginklu. Ir tiesioginė to žodžio prasme, įkaitais paimtai auditorijai pasakė kalbą, kuri pakeitė pasaulį. Niekas nežinojo Hitlerio vardo, niekas nežinojo, kas jis toks. Kol jis nepasakė šios kalbos ką tik nuskurdusiai viduriniai klasiai. Tai yra žmonėms, kurie buvo įbauginti ir ieškojo ko nors, kas juos vestų. Ir štai, šis charizmatiškas vyrukas užima sceną, duoda jiems atpirkimo ožį ir sako, aš žinau išeitį. Kitą dieną, tie žmonės, kurie buvo toje alaus salėje, sekė paskui jį ir mėgino atlikti karinį manevrą vyriausybei perimti, bet jiems nepavyko. Hitleris buvo įkalintas ir teisiamas už valstybės išdavystę. Jo teismas tęsėsi visą mėnesį. Ir to mėnesio metu jo klausėsi visa tauta. Apie jį buvo rašoma kiekviename laikraštyje visoje Vokietijoje. Teisėjai palaikė Hitlerio įsitikinimus. Ir todėl leido jam valandas sakyti savo kalbas. Ir taip jis atėjo į valdžią. Tai buvo tada, kai vidurinioji klasė buvo įbauginta. Vidurinioji klasė apibrėžia valstybę savo balso teisę. Kai žlunga vidurinioji klasė, žlunga ir valstybė. Ir taip, aš nerimauju ne dėl savo finansinės gerovės praradimo. Aš nerimauju dėl kapitalizmo praradimo, dėl mūsų gyvenimo kokybės smukimo, dėl pasirinkimo laisvės netekimo. Štai dėl ko aš nerimauju. Ir žinau, kad yra žmonių, kurių man nepavyks pasiekti. Eilinis Joe, turiu omenyje vyruką, kuris pabus iš savo alaus ir futbolo sukeltos komos šios buliaus rinkos pabaigoje, įsiverš į ją ir pirks viršūnėje. Jam aš negaliu nieko padėti. Tikiuosi, galėsiu padėti visiems jums. Tai yra turto ciklai. Tarkime, turime 2 kylančias turto klases. Pavyzdžiui, turime nekilnojamai turtą apačioje ir čia viršuje turime tauriuosius metalus. Per paskutinį 10-metį taurieji metalai pranoko nekilnojamai turtą bei akcijas, tačiau tuo pat metu brango viskas. Kilo akcijų ir obligacijų vertė, brango nekilnojamasis turtas, o taip pat ir žaliavos bei taurieji metalai. Ar tai įmanoma? Ar gali viskas brangti? Pagalvokime minutėlę. Jei mes turime tiek daug daiktų visuomenėje, bei turime tas 3 arba 4 turto klases, ir visi veržiasi vienos link, stumdami ją į burbulą, ar tai neturėtų atimti valiutos iš kitų? Ar neturėtų kitos turto klasės smukti? Per pastarąjį 10-metį jos nesmuko. Ir jei turite 2 dalykus, kurie brangsta, jei jūs investavote į tą, kuris yra apačioje, jį pardavę, jūs negalėsite įsigyti tiek daug to, kuris yra viršuje. Jei investavote į viršutinį, jį pardavę galėsite sau leisti įsigyti daugiau to, kuris yra apačioje. Jų abiejų kaina kyla, tačiau žemiau esančioje vertė krenta. Kai jį parduosite, negalėsite įsigyti tiek daug aukso, maisto arba naftos. Jūsų namas vertas tik pusės to, lyginant jį su nafta. 90-aisiais nafta buvo verta tik $10 už barelį. Taigi, jūsų namo vertė naftos atžvilgių smuko. Akcijų rinka naftos atžvilgių smuko. Jei pradėsite žiūrėti savo namus arba į visas savo investicijas ir padalinsite jas iš kažko kito, jei vertinsite jas kviečių bušelio kainą, svarų vario, tono geležies, Dow akcijomis arba aukso uncijomis, jūs kai ką atrasite.
Tie du dalykai, kurie kilo, galų gale žmonės investavę į tą, kuris yra viršuje, suvoks. Protingi investuotojai suvoks, jog tai yra burbulas. Jie parduos jį ir įsigys kitos klasės nuvertėjusių turtą. Ir tada ši tendencija pasikeis. Tai negali tęstis amžinai. Jei auksas pranoktų nekilnojamą turtą amžiams, ateitų diena, kai viena aukso uncija galėtų nupirkti visą planetą, o mes visi žinome, kad taip negali būti. Taigi, galų gale vienas iš jų tampa pervertintų, o kitas nuvertintų ir ciklas keičiasi. Vėliau jis keičiasi dar kartą ir kadangi bankai spausdina valiutą štai tokiais tempais, jūs viso to nepastebite. Žmonės sakys, na, bent jau mano namas vertas $100 000 daugiau nei 2000 metais. Arba jis vertas 20% daugiau. Na, jei infliacija siekia 40%, tuomet jo vertė iš tiesų smuko. Jie sakys, kad jie pažvelgs į akcijų rinką ir dabar Dow yra vos aukščiau savo 2000 metų viršūnės. Tai prarastas dešimtmetis. Visą pastarąjį dešimtmetį akcijos judėjo šonu. Ir per tą laikotarpį mes turėjome infliaciją. Bankai padidino valiutos pasiūlą. Taigi, jei lyginsite vieną daiktą su kitu, tai yra, jei jūs palyginsite daiktų vertę nenaudodami valiutos, sužinosite, kad viskas yra įkalinta šiame vertinimo kanale, kur viskas juda nuo pervertėjusio link nuvertėjusio, link pervertėjusio ir vėl prie nuvertėjusio. Ir tas daiktas, kurį pasirenkate kaip vertinimo matą, juda grinai priešingai veidrodinė banga. Sprendimas yra toks. Jei galite, parduokite pervertintą turtą, jam esant netoli rinkos viršūnės ir raskite nuvertėjusių turtą. Visą tai aš vadinu turto ciklais. Ir jei galite tai padaryti, tai yra kelias tikro turtingumo link. Jūs pabėgate iš šio vertinimo kanalo. Štai, tikras pavyzdys. Čia pavaizduotas Dow indeksas, kuris yra matuojamas punktais. O kas yra punktai? Punktai yra išvesti iš dolerio vertės už pasirinktas akcijas. Taigi, iš esmės punktai yra doleriai. Ir viena iš priežasčių, kodėl tai matuojama punktais, yra ta, kad jei nuvyksti į Las Vegasą, jie paims jūsų valiutą ir duos jums žetonų. Ir tai bus tik plastiko gabalėliai, todėl jums jie neberūpės. Jūs tiesiog linksminsitės. Taigi, pakeiskite tai taškus ir tai neatrodys taip blogai, kaip, na, mes ką tik praradome tiek dolerių. Šiaip ar taip, čia pavaizduotas Dow, kuris matuojamas punktais, tačiau jei nuo 1900-ųjų kas mėnesį žiūrėtume šį grafiką iki šiandien ir kasdieną Dow punktus dalintumėte iš aukso kainos, sužinotumėte, kiek reikia aukso uncijų norint įsigyti vieną Dow akciją. Ir štai kaip tai atrodo, vertinant auksu. Tai niekur nejuda. Šio rodiklio vidurkis siekia maždaug 4 uncijas aukso. Tai reiškia, jog aukso kaina turėtų siekti ketvirtį Dow punktų. Ir tada viskas būtų tarsi pusiausvyroje. Tai yra teisinga kaina, kai Dow yra tik 4 kartus brangesnis už auksą. Bet kaip matote šiame grafike, jis juda nuo normalios kainos link burbulo – 18 uncijų aukso. Vėliau smunka iki 2 uncijų, o tada dar vienas burbulas – 28 uncijas aukso. Tada burbulas buvo didesnis, nes tuo metu jie prispausdino daugiau valiutos. Ir todėl, kai jis smuko, jis nusirito iki 1 aukso uncijos. 80-aisiais buvo diena, kai auksas kainavo $850, o Dow buvo vertas 850 punktų. Už vieną aukso unciją buvo galima nusipirkti Dow ir atvirkščiai. Jei būtumėte pardavę akcijas, būtumėt galėję nusipirkti tik vieną unciją aukso už gautus pinigus. Ir tada mes nukeliavome į didžiausią burbulą istorijoje. Dar niekada istorijoje, šis periodas tarp 90 ir 2000-ųjų, dar niekada nebuvo tokio periodo, kad auksas būtų toks nemylimas ir ignoruojamas kaip tuo laikotarpiu. Jokia valstybė jo nepripažino ir jis smuko 20 metų. Tai buvo pati blogiausia investicija, kokią tik galėjote turėti. Niekas jo nenorėjo. Tai yra Dow kaina vertinta auksu. Apverskite šį grafiką aukštinkojomis ir gausite aukso kainą įvertintą Dow akcijomis. Sudėkite šios grafikus kartu ir pastebėsite, jog čia yra ciklas. Jeigu iki 1929 turėjote akcijų, vėliau jas pardavėte ir pirkote auksą, po to 1932 pirkote akcijas, o 1980 vėl sugrįžote prie aukso ir taip toliau. Tai yra kelias tikro turtingumo link.
Turiu galvoje, jūs gaunate didžiulį pelną. Savo knygoje aš pateikiau jums 2 išgalvotas šeimas, iš kurių viena su $35 uždirbo $11,000 per tą patį laikotarpį, o kita per tą patį laikotarpį su $35 uždirbo 11 milijonų. Čia ir yra skirtumas. Viena šeima sukūrė dinastiją, kita net nesusigrąžino investuotų pinigų. Čia yra aukso DAO santykis vietoj DAO aukso santykio. Taigi, čia vertinama aukso vertė už unciją DAO atžvilgiu. Taip nustatoma, kokia procentinė DAO akcijų dalis nupirktų vieną aukso unciją. Šis grafikas rodo, kad auksas dar labai toli nuo burbulo teritorijos. Jis labai nuvertintas ir dar turi kilti. Vidurkis turėtų būti maždaug 25% arba daugiau. Ir kiekviename burbule istorijoje, ir gamtoje, ir fizikoje, kai kažkas išeina už normos ribų, paprastai grįždamas į vėžes jis pranoksta tą normą. Kuo labiau kažkas išsibalansuoja, tuo labiau pranoksta savo normą grįždamas į vėžes. Todėl aš laukiu tos dienos, kai aukso kaina bus dvigubai arba dar didesnė nei DAO akcijų vertė matuojant punktais. Tai yra sidabro DAO santykis. Pelnas čia turėtų būti milžiniškas. Tai yra aukso kaina per pastarąjį dešimtmetį. Aš metu iššūkį bet kam, kas sugebės rasti indeksą, akciją ar bet ką, kas atrodytų taip gerai per pastarąjį dešimtmetį. Tai tobulas grafikas su labai stipriom buliaus rinkos tendencijom. Niekas čia nerodo, kad auksas. Šioje informacijoje, kurią jums pateikiau, tokią informaciją analizuoja techninės analizės specialistai, bandydami išsiaiškinti, pirkti ar parduoti turtą. Ir tai rodo, jog auksas ir toliau kils. Nėra jokių meškų rinkos tendencijų šiame signale. Čia pavaizduota pastaro dešimtmečio S&P 500 indekso kainos istorija. Šis indeksas apriepia 500 stambiausių kompanijų akcijas Amerikoje. O štai čia yra aukso kainos istorija. Čia mes turime sidabrą. Neseniai kalbėjau 8-oje bankininkystės konferencijoje Sočyje, Rusijoje. Tai labai svarbi bankininkystės konferencija visai Europai ir Rusijai. Ir aš jiems rodžiau šią informaciją pačioje pabaigoje, bet buvau pertrauktas. Tai buvo tikrai labai įdomu. Man buvo likę nedaug laiko. Ir girdėjusi tas balsas per garsiakalbį. Tai buvo jų parlamento finansų ministras. Sakantis man, ponė Malauni, jūs turite baigti, ponė Malauni. Jie bandė mane pertraukti, aš jiems rodžiau šią informaciją. Jie nenorėjo, kad ji būtų pristatyta šioje konferencijoje. O vėliau jis prieina prie manęs. Rankoje turi mano knygos kopiją, kurią nusipirko ir nori, kad ją pasirašyčiau. Beje, prašau, aplankykite mūsų staliuką po šio renginio. Tai yra $100 trilijonų banknotai. Jie tikri. Jie iš Zimbabvės. Mes atiduodame $20 kvadrilijonų prie mano staliuko. Taigi, ateikite ir atsiimkite savo 100 trilijonų. Gerai, taigi aš parodžiau, kad čia buvo apversta galva ir pečiai. Ir tai veikia lygiai taip pat žemyn galva, kaip kad ir aukštyn galva. Jūs galite matyti galvą kabančią, tarsi vyrukas kabotų žemyn galvą. Čia yra galva ir pečiai, kuriuos aš išryškinau mėlyną spalvą. Tada brėžiame liniją ties kaklo liniją, apverčiame galvą ir matote prognozuojamą judėjimo kryptį. Jei Google naršyklėje pateiksite užklausą pavadinimu $10 nafta, jūs rasite vaizdo įrašą, kuriame jis mane pertraukė, o aš skubu viską papasakoti. Aš negavau progos visko paaiškinti, bet prognozavau, jog sidabro kaina smarkiai išaugs ir spėkite, kas nutiko. Sidabras būtent taip ir padarė. Jo vertė padvigubėjo. Tai yra sidabro rinkos kaina. Čia pateikta sidabro skolos lakštų kaina. Aukso ir sidabro kaina yra nustatoma žmonių, kurie nuolat kartoja. Aš tau skolingas 5000 uncijų sidabro. Aš tau skolingas 5000 uncijų sidabro. Ir jie išdalina tos skolos lakštus. Jie prekiauja šiais skolos lakštais žaliavų rinkoje ir tai nustato pasaulinę aukso bei sidabro rinkos kainą. Dabar jūs galite daryti šios nuogus. Tai vadinama nuogo šorto prekyba. Jei nesėdite ant sidabro krūvos, tačiau užduodate lakštus, jūs vis tiek galite juos parduoti. Kai kurie dideli bankai tai ir daro, pavyzdžiui, JP Morgan. Jie sužlugdo rinką, o tada ateina ir padengia savo prekybos šortų operacijas. Jie superka tuos skolos lakštus žemesnę kainą nei pardavė ir gauna pelną iš skirtumo.
Tai darydami, jie pavagė iš žmonių ir fondų $100 milijonų, kurie investuoja į sidabrą. Ir jie tai daro reguliariai. Tačiau šį kartą sidabro ir aukso kainos smuko per žemai. Investuotojai, ieškantys fizinių tauriųjų metalų, suvokė, kad kainos yra per žemos ir jiems visiems prireikė aukso bei sidabro, todėl atsirado stygius. Visoje Indijoje, Europoje ir Šiaurės Amerikoje lentynos buvo tuščios. Buvo 3 mėnesių laikotarpis, kai mes galėjome gauti tik vieną sidabro produktą vienu metu ir mes visiškai neturėjome aukso. 3 mėnesius mano parduotuvėje nebuvo aukso. O aš bendradarbiauju su 4 stambiausiais didmenininkais pasaulyje, bet netgi jie negalėjo surasti mums aukso. Žmonės nesuvokia, kiek aukso ir sidabro yra Žemėje. Žemė yra 6,6 milijardo žmonių ir tik 2,2 milijardai uncijų aukso. Tai tik trečdalis uncijos žmogui. Sidabras dar retesnis, jo yra maždaug 1/14 uncijos žmogui. Tai reiškia, jo 14 žmonių turi dalintis tą pačią unciją sidabro. Ir dabar jo galite įsigyti labai daug už savo valiutą. Dabar šiek tiek nukrypsiu nuo temos. Aš neapibrėžiau skirtumo tarp valiutos ir pinigų. Ir jūs girdėsite mane sakantį valiuta, vėl ir vėl. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą, kiekvienas banknotas, kurį išleisdavo iždas, kiekvienas tuo metu Jungtinėse Amerikos valstijose egzistavęs doleris teigė, jog buvo padėtas indėlis į JAV iždą už $20 auksinėmis monetomis, kurios bus grąžinamos savininkui to pareikalavus. Pinigai buvo saugykloje. Valiuta buvo raštelis, kurį jie jums davė, ir jis buvo tik nuosavybės čekis. Tik nuosavybės čekis pinigams. Tas pats, tarsi jūs nueitumėte į sauso valymo valyklą ir duotumėte jiems savo marškinius, o jie duotų jums nuosavybės čekį už jūsų marškinius. Vertingi yra marškiniai valykloje, o ne tas popierėlis, kuris patvirtina, jog jums priklauso tie marškiniai. Taigi, tuo metu cirkuliavusi valiuta buvo popieriniai JAV doleriai ir jie buvo tik nuosavybės čekiai pinigams. Žmonės nesupranta, kad pinigai turi būti tinkama priemonė vertę išsaugoti. Tik auksas ir sidabras yra tinkami būti pinigais. Jie turi visas reikalingas savybės. Jie yra nešiojami ilgaamžiai, dalūs, lygiaverčiai. Ir pinigai turi būti tinkami vertę išsaugoti per ilgus laikotarpius. Vienas dalykas, kurio dažnai pradedu, yra tai, kaip sukuriama valiuta. Nes jei žinote, kaip veikia pasaulio finansų sistema, tai suvokėte ir žaidimą, kurį tenka žaisti. Tačiau jei jūs nežinote žaidimų ir taisyklių, pagal kurias jis žaidžiamas, tuomet būsite finansiškai paskirsti. Jūs būsite paskirsti. Taigi, vien tik šis žinojimas 100 kartų padidina jūsų galimybės laimėti. Kai jūs arba aš išrašome čekį, mes turime turėti pakankamai pinigų savo sąskaitoje tam čekiui padengti. Bet kai Federalinis rezervas išrašo čekį, nėra jokio indėlio banke, kuriuo tas čekis galėtų būti finansuojamas. Kai Federalinis rezervas išrašo čekį, jis sukuria pinigus. Ši citata paimta iš straipsnio, kuris yra Bostono Federalinio rezervo puslapyje pavadinimu paprastai ir aiškiai. Iš esmės visą tai veikia taip. Jungtinėse Amerikos valstijose tai atlieka JAV iždas. Bet kiekviena šalis turi mūsų iždo ekvivalentą. Taigi iždai visame pasaulyje sukuria obligacijas. O kas yra obligacija? Obligacija yra skolos lakštas. Paskolink man $1 trilijoną ir aš pažadu tau per 30 metų laikotarpį grąžinti 2 trilijonus. Iš esmės tai ir yra obligacija, skolos lakštas. Ir yra kai kas viso to centre, taip vadinamos laisvosios rinkos operacijos, kurias aš jums greitai parodysiu. Bet laisvosios rinkos operacijos yra tik žaidimas kriauklėmis, kuris užmaskuoja tai, kas vyksta iš tikrųjų. Bankai, taip vadinami pagrindiniai prekeiviai, susirenka iždo aukcionuose. O tada pasirodo Federalinis rezervas ir per laisvosios rinkos operacijas išrašo čekį bankui ir superka obligacijas iš jo. Taigi, Federalinis rezervas lieka su ta obligacija. Bet tada kitą mėnesį tie patys bankai vėl pasirodo iždo aukcione. Dabar iždas turi dolerius, o Federalinis rezervas turi obligacijas. Ir šis procesas kartojasi vėl ir vėl ir vėl. Taip susidaro krūva dolerių ižde, o Federalinėme rezerve krūva obligacijų. Taigi mes sukuriame valiutą iš skolos, su skolos lakštu, ta obligacija.
Ir Federalinis rezervas atveria savo didelę seną čekių knygelę, kurioje nėra nė cento, ir išrašo blogą, padirbtą čekį bei perduoda į iždui. Atsiranda doleriai. Tada iždas perduoda juos skirtingoms vyriausybės atšakoms. Ir valdžia finansuoja deficitinės išlaidas socialinėms programoms, viešiesiems darbams ir karui. Ir tada jie išmoka algas tiems vyriausybės darbuotojams, samdiniams, kareiviams. Ir visi tie žmonės padeda tą valiutą į privačius komercinius bankus. Bankai sukuria pinigus, išduodami paskolas privatiems asmenims ir verslui. Tai New Yorko federalinio rezervo atstovų žodžiai. Taigi, dabar pradeda veikti dalinio rezervo skolinimo stebuklas. Dalinio rezervo skolinimas yra būtent tai, ką ir sako jo pavadinimas. Jie pasilieka dalį nuo to, ką gavo. Jei nueisite į banką ir padėsite $100, bankui leista pasilikti $10 jūsų einamojoje sąskaitoje tam atveju, jei panorėtumėte pasiimti tam tikrą dalį nuo to $100 ir jie pavagė likusius 90. Jums apie tai nepranešė. Jūsų einamojoje sąskaitoje niekada nėra tiek pinigų, kiek ten matote parašyta. Jie pasiskolina didžiąją dalį tos valiutos iš jūsų ir išduoda ją kitiems žmonėms paskolų formą. Kiti žmonės pasirašo paskolos sutartį, iš tiesų valiuta būna sukuriama, nes jūs turėjote $100 savo sąskaitoje ir jie turi 90. Taigi dabar iš viso yra $190. Tada žmonės eina ir perka ką nors, būtent todėl jie ir pasiėmė paskolą. Jie pirks namą arba automobilį ar kažką panašaus. Ir kai jie perka tą daiktą, pardavėjas gautus pinigus pasideda į savo banko sąskaitą, taigi tie $90 atsiduria banke ir tada jie gali pavogti 90% nuo jų. Tai yra $81. Dabar jau yra $271 sąskaitoje. Ar visi mato, kai bankai padidina valiutos pasiūlą? Ir šis procesas kartuojasi vėl ir vėl ir vėl. Ir esant 10% rezervo normai, kiekvienas padėtas doleris gali sukurti papildomus 10. Taigi, jei jūs padėsite $1 trilijoną, jūs galite sukurti $10 trilijonų. Ir tai iš esmės viskas. Daugiau čia nieko nėra. Visa mūsų valiutos pasiūla yra arba skolos lakštai, arba rašteliai skolos lakštams. Tai viskas. Visa tai yra išgalvotas susitarimas ir jis veikia tik todėl, kad vakar jūs galėjote su doleriu kažką nusipirkti. Taigi, tikitės, kad galėsite tą patį padaryti rytoj. Turite šį susitarimą, kuris iš esmės yra... Žinote, iš esmės visa mūsų valiutos sistema yra įsivaizduojama. Ji neegzistuoja realybėje. Mes visi sapnuojame tą patį sapną. Ir jei kas nors nuspręs pabusti, visa tai baigsis. Iš tiesų tai keletas popiergalių, kurie buvo sukurti šioje Voodoo Hocus Pocus schemoje, kur iždas ir federalinis rezervas išrašo skolos lakštus vienas kitam. Čekis yra skolos lakštas, obligacija yra skolos lakštas ir jie apsikeičia skolos lakštais, atsiranda doleriai. Doleris yra raštelis arba nuosavybės raštas skolos lakštui. Tada likusi valiutos pasiūlos dalis yra krūva skaičių, kuriuos bankai rašo savo kompiuteriuose. Jie neegzistuoja. Savo knygoje aš vadinu dalykus pinigais, tol, kol prieinu prie momento, kai pateikiu pinigų apibrėžimą ir skirtumą tarp pinigų ir valiutos. Ir nuo to momento aš vadinu tik auksą ir sidabrą pinigais, o visą kitą vadinu valiuta. Tačiau originaliame rankraštyje, kai pradedu kalbėti apie gigantišką valiutos kūrimą, kuris vyksta dabar, ir kai bankai skiedžia pasaulio valiutos pasiūlą, bei kaip veikia visas šis mechanizmas, aš pradedu tai vadinti skaičių pasiūla. M3 skaičių pasiūla, bazinių skaičių pasiūla, nes visa tai yra skaičiai, kuriuos kažkas sugalvojo. Aš galiu parašyti skaičius ant raštelio ir išdalinti juos štai taip. Jei juos išgalvoja, užrašo kompiuterį, tai niekas daugiau kaip skaičių pasiūla. Kiek iš viso egzistuoja skaičių? Begalybė. Taigi, tai ne kas kita kaip skaičių pasiūla. Bet jie tampa tikrais, kai jūs dirbate už tos valiutos pasiūlą, tų skaičių pasiūlą ir nuo to momento. Tai atstovauja jūsų kraują, prakaitą, darbą, idėjas ir talentą. Jūs esate tai, kas suteikia valiutos pasiūlai vertę. Ji būtų bevertė be jūsų. Ir tai, kaip ši vertė yra sustiprinama, yra iš tikro žiaurus pokštas.
Jūs sutaupote dalį tos valiutos pasiūlos, kad galėtumėte sumokėti mokesčius mokesčių rinkėjų Jungtinėse Amerikos valstijose, kurį vadiname vidinių pajamų tarnybą. Tam, kad jie galėtų perduoti jos iždų ir šis galėtų sumokėti pradinį įnašą bei palūkanas už obligaciją, kuri buvo apmokėta čekiu, sukurtų iš oro. Jūs tai matote, taip? Visi mato, kaip tai veikia. Yra dar vienas pokštas. Reikia sumokėti palūkanas už tą obligaciją. Leiskite jūsų kai ko paklausti. Jei jūs sukūrite dolerį iš skolos ir tai yra vienintelis egzistuojantis doleris planetoje, o jūs pažadate grąžinti $2, iš kur gausite antrą dolerį? Ar kas nors gali atsakyti šį klausimą? Atsispausdinsim. Jūs sukursite dar $1 iš skolos. Kai žmonės sako, jog bankai tiesiog spausdina pinigus, jie klysta. Visų pirma, jie spausdina valiutą, tačiau jis sukuriama iš skolos. Federalinis rezervas ne tik spausdina pinigus, jis įklampina mūsų skolas ateičiai. Visos paskolos, kurias pasiėmėme iš banko ir kurios sukūrė didžiąją dalį valiutos pasiūlos, maždaug 95% mūsų valiutos pasiūlos buvo sukurta bankų. Jei gerai pamenu, dabar tai sudaro 93%, o federalinis rezervas sukūrė maždaug 7%. Tikri popieriniai doleriai yra tai, ką sukuria federalinis rezervas ir iždas. Jie tai vadina baziniais pinigais. Aš tai vadinu bazinė valiuta. Ir tada mes sukuriame likusią valiutos pasiūlą. Eidami į banką ir skolindamėsi namą ar kažkam panašaus, arba pirkdami pietus ir atsiskaitydami kreditinę kortelę. Kai pasirašote kreditinės kortelės čekį, jūs padidinate planetos valiutos pasiūlą. Problema su šia sistema yra ta, jog kas mėnesį reikia atsiskaityti už tą obligaciją, pradinį įnašą ir palūkanas. Ir reikia sumokėti už jūsų namo paskolą, jūsų automobilius bei kreditinės korteles. Kiekvieną mėnesį jūs turite įnešti lėšų už valiutą, kurią sukūrėte iš skolos ir balanse šis apmokėjimas ją sunaikina. Taigi, valiutos pasiūla pradeda griūti. Ši sistema reikalauja, jog kas mėnesį klimptume į dar gilesnės skolas, nei buvome įklimpę prieš tai. Mes turime visada sukurti daugiau valiutos iš skolos, nei sunaikiname kas mėnesį. Kitaip visa sistema pradės griūti. Ir aš jums toj parodysiu, kaip atrodo ta griūtis. Bet pirmiausia, parodysiu bazinius pinigus. Tai yra fiziniai popieriniai doleriai. Iš esmės, tai yra cirkuliuojantis grynieji bei indėliai, kuriuos dideli komerciniai bankai turi federalinėme rezerve. Visi komerciniai bankai turi einamąją sąskaitą federalinėme rezerve ir jų indėliai išduodami popieriniais doleriais. Taigi, tai yra rodiklis, parodantis, kiek popierinių dolerių egzistuoja šiandien. Prireikė 200 metų, kad būtų sukurti 825 milijardai dolerių. Tuomet prasidėjo 2008 finansinė krizė ir prireikė tik 2,5 metų, kad ši suma patrigubėtų. Dabar mes turime maždaug 2,4 trilijonus dolerių bazinių pinigų, padidėjusių nuo 825 trilijonų tik prieš 2,5 metų. Taigi, panašu, kad planetos valiutos pasiūla tiesiog sprogsta. Ir dauguma ekonomistų bei naujienlaiškių autorių kalba apie infliaciją. Jog infliacija čia pat, už kampo, ji tuoj prasidės. Aš manau, kad mes patirsime, rašiau savo knygoje, mes patirsime defliacijos grėsmę, po kurios seks didžiulė infliacija, kurią jau turėjome. Ką tik jums tai rodžiau. Paskui seks tikra monetarinė defliacija, valiutos pasiūlos griūtis. Infliacijos ir defliacijos terminai yra tinkamai vartojami tada, kai kalbama apie išsiplėtimą arba susitraukimą valiutos pasiūloje. Kainos seka iš paskos, bet yra atsilikimas. Ir taip vartotojų kainų infliacija nukreipia jūsų akis nuo esmės. Jei galite pamatyti, kas dedasi valiutos pasiūloje, jūs matote ateitį. Aš manau, kad pirmiausia bus defliacija. O tada visi pasaulio centriniai bankai pradės intensyviai spausdinti valiutą, siekdami ištraukti mus iš šios defliacijos. Ir Benas Bernanke vadovaus visai šiai operacijai. 2006 kovo mėnesį federalinis rezervas nuslėpė plačiausią valiutos pasiūlos rodiklį. Valiutos pasiūla sudaryta iš M1, M2 ir M3.
M1 yra cirkuliuojantis grynieji pinigai bei einamosios sąskaitos. M3 buvo plačiausias rodiklis, kuris įtraukė skirtingas rūšis bankų indėlių ir taip toliau, bet ne visą valiutos pasiūlą. Visa valiutos pasiūla iš tiesų yra visas kreditas. Šiuo metu visas kreditas siekia maždaug 53 trilijonus ir jo kiekiai nustojo augti bei pradėjo mažėti. Tačiau M3 duomenys jie pateikdavo kas mėnesį. Tai buvo valiutos pasiūlos rodiklis, apie kurį savo straipsniuose kalbėdavo dauguma naujienlaiškų autorių. 2006 kovą Federalinis rezervas paslėpė šį rodiklį nuo mūsų, argumentuodamas tuo, jog per brangu rinkti visą šią informaciją ir kad ji šiaip ar taip yra bevertė. O M3 rodiklyje nėra nieko, ko nerastumėte M2 rodiklyje. O štai čia yra tikras pokštas. M3 jūs paimate krūvą skirtingų monetarinių agregatų, kuriuos pateikia Federalinis rezervas, sudedate juos ir gaunate M3. Vienintelis rodiklis, kurioje nebeviešina, manau, yra euro-doleriai. Aš nepamenu, man atrodo tai euro-doleriai. Jie sudarė 0,6% viso M3. Taigi, jūs vis tiek galite rekonstruoti M3 iš visų kitų monetarinių agregatų su 0,6% paklaida. Ir yra keletas bendrovių, kurios tai ir daro. Shadow Stats, Shadow Government Statistic arba ShadowStats.com yra viena iš jų. Ją įsteigė Jonas Williamsas. Jis yra vienas iš žmonių, kuris tai atlieka. Ir visi žmonės, kurie atlieka savo skaičiavimus, jų duomenys sutampa. Taigi, aš esu maždaug 99,4, nes yra 0,6% paklaida. Aš esu 99,4% tikras, kad ši informacija yra tiksli. Ir kaip matote, čia vyksta maža griūtis valiutos pasiūloje. Ji nėra didelė. Mes pajudėjome nuo, žinote, tai būtų 15. Taigi, maždaug nuo 14,7 trilijonų dolerių iki šiek tiek mažiau nei 14 trilijonų dolerių M3 rodiklyje. Bet bazinė valiuta yra komponentas, įeinantis į M3 sudėtį. Ta raudona dalis apačioje priklauso M3. Ir jie ją didino kaip išprotėję. Kodėl? Nes vyksta kredito griūtis. Jei atimsite bazinius pinigus nuo kreditų padengtos M3 dalies, tai yra dalies, kurią mes sukūrėme iš skolos, gausite grafiką, kuris rodo šį gigantišką griuvimą. Čia pavaizduotas M3 atėmus bazinius pinigus. Čia yra 1,7 trilijono dolerių griūtis valiutos pasiūloje. Tai sudaro maždaug 13%. To niekada nebuvo per visą istoriją. Šis grafikas tęsiasi tik iki 1960-ųjų. To nebuvo niekada išskyrus didžiosios depresijos pradžioje. Paskutinis kartas, kai valiutos pasiūla sumažėjo, buvo didžiosios depresijos pradžia. Paprastai turi praeiti tam tikras laiko tarpas tarp to, kai visi šie dalykai vyksta ir to, kai visuomenė pagaliau pajaučia šių įvykių pasiekmes. Taigi, Federalinis rezervas kuria valiutą iš skolos kaip išprotėjęs ir dabar jie perka obligacijas tiesiai iš... Jie netgi nesivargina pereiti per visą tą laisvosios rinkos operacijų apgaulę, kuri neleidžia jums pamatyti, kas vyksta iš tikrųjų. Federalinis rezervas supirkinėja obligacijas tiesiai iš iždo. Tai yra kiekybinis lengvinimas, bent jau jie tai taip vadina. Ir tai reiškia, jog dabar yra susiklošiusi kritinė padėtis. Jie mums sako, jog viskas yra gerai, kad visos jų pastangos atsipirko ir mūsų ekonominė padėtis puikiai. Kas po velnių yra tai? Kodėl tik per keletą paskutiniųjų mėnesių? Tai dalis kiekybinio lengvinimo. Kodėl valiutos kiekiai padidėjo nuo 2 iki 2,4 trilijonų? Jeigu viskas būtų gerai, Federalinis rezervas to nedarytų. Jie iš baimės to apsišiks. Štai kas vyksta. Jie daro viską, ką gali, kad užkirstų kelią šiai defliaciniai griūčiai, kurią aš išpranašavau savo knygoje. Žinote, aš pradėjau pirkti auksą, kai jis buvo vertas $325 už unciją. Tiesą sakant, jis buvo vertas 315. 326 doleriai už auksinius erelius. Tai buvo 2002 spalį. 2003 kovą aš atradau sidabrą ir investavau viską, ką turėjau. Aš sugebėjau pamatyti, skaičiau 2001 ir 2002, tyrinėjau, kas dedasi pasaulinė ekonomikoje kiekvieną dieną. Aš buvau nuo to priklausomas. Sulig 2002 spalio aš pradėjau laikyti savo duotos priesaikos.
Ir sulig 2003 balandžiu buvau investavęs viską. 2004 aš pradėjau apie tai kalbėti. 2005 įkūriau goldsilver.com ir tapau tauriųjų metalų prekeiviui pradėjau rašyti savo knygą, kuri buvo išleista 2008. Taigi, ant kortos pastačiau ne tik savo portfelį, bet ir visą savo gyvenimą. Sugebėjau pamatyti, jog visoje pasaulio finansų istorijoje nėra nieko saugesnio, nieko patikimesnio nei aukso ir sidabro vertės atsistatymas padidėjusios valiutų pasiūlos atžvilgiu. Auksas ir sidabras yra vertinami šią dekretinę valiutą. Tai skaitmeniniais skaičiais, kuriuos jie įrašo į kompiuterius, ir popieriniais rašteliais, kuriuos jie paleidžia iš spaustuvės ir sukuria iš skolos. Tai, ką dabar jums parodysiu, periodiškai kartojasi pastaruosius 2400 metų. Tai yra, žemesnė linija yra ižde esančio aukso vertė. Taigi, tai yra uncijų skaičius padaugintas iš kainos. Viršutinė linija yra cirkuliuojanti valiuta, pinigų bazė. Šis grafikas prasideda nuo 1918-ųjų. Štai čia turime akcijų rinkos žlugimą 1929-aisiais. Ir tai yra bėgimai į bankus 30-aisiais, kai žmonės reikalavo aukso. Bet jie išspausdino per daug raštelių auksui. Jeigu pažvelgtumėte į šį grafiką, kuris vaizduoja laikotarpį prieš Pirmąjį pasaulinį karą, pamatytumėte, jog tuo metu linijos susikirto. Jos išsiskiria čia ir mes sukūrėme visą šį melą, kai kūrėme raštelius auksui, nuosavybės raštus auksui, kuris neegzistavo. Kai žmonės jau panorėjo, Rooseveltas pavertė privačią aukso nuosavybę nelegalia, nes prasidėjo bėgimai į bankus atsiimti aukso. Ir Jungtinių Amerikos valstijų piliečiams buvo uždrausta turėti aukso. Tada metais vėliau jie trišo dolerį nuo aukso ir dolerio vertė smuko taip, kad prireikė. Aukso kaina pakilo nuo 20 iki 35 dolerių už unciją. Jie tai pavadino pokyčiu aukso kainose. Aukso kainos negali pasikeisti, kai vyrauja pasaulinis aukso standartas ir kai auksas turi tam tikrą natūralią vertę. Doleris krito. Neįtikėtina, tačiau aukso vertė atsistatė valiutos pasiūlos atžvilgiu. Tai laisvoji rinka ir visuomenės valia, kuri diktuoja vyriausybės rankoms, priversdama jos keisti taisyklės. Štai vėl tas pats grafikas. Bet dabar aš paėmiau tolimesnės datas. Taigi dabar jūs matote Antrąjį pasaulinį karą, valiutos pasiūlos padidėjimą. Tada 59-aisiais Charles de Gaulle'is, Prancūzijos prezidentas, pasakė, jog nori savo aukso. Kitos valstybės prisijungė ir auksas pradėjo keliauti iš saugyklų. Tada pratęsiu toliau, nes šis grafikas tęsiasi iki 71-ųjų. 71-aisiais mes atsisakėme aukso, tačiau yra dar viena linija, mėlyna. Kiek iš čia susirinkusių pasakytų, jog kreditinės kortelės konkuruoja su cirkuliuojančia valiuta? Jo kreditinės kortelės pakeičia cirkuliuojančius grynuosius pinigus. Aš manau, kad taip yra iš tiesų. Ir kai jūs pasirašote kreditinės kortelės čekį ir sumokate tam pardavėjui, pardavėjo einamoji sąskaita nežino skirtumo tarp kreditinės kortelės valiutos, kurią sukūrėte jūs, ir grynųjų, kuriuos sukūrė Federalinis rezervas. Ji negali atpažinti skirtumo. Ir ta valiuta, kurią jūs sukūrėte, cirkuliuoja tol, kol kažkas ją sutaupo ir sumoka kreditinės kortelės skolas. Ir taip, aš pridedu tai prie valiutos pasiūlos. Kai Nixonas mus atrišo nuo aukso ir auksas tapo atskirai pardavinėjama žaliava, valiuta, visuomenės valia ir laisvoji rinka užkėlė kainą, kol galiausiai aukso esančio ižde vertė vėl pranoko valiutos pasiūlą. Buvo metai, kai galėjome grįžti prie aukso standarto ir tai taip pat dengė neapmokėtą apyvartinį kreditą visą mėnesį. Taigi, viskas vyko taip pat, kaip ir 1934 metais. Ir Veimaro Vokietijoje, ir šimtus kartų nuo 407 metų prieš Kristų su pirmąja infliacija Atėnuose. Tai yra vėl tas pats grafikas, bet čia jis rodo Beną Bernakę panikuojantį, ir tai yra bazinių pinigų padidėjimas. Tai pirmas grafikas, kurį jums rodžiau. Ne pirmas, bet tas, kuriame buvo raudona teritorija apačioje. Taigi, tai yra padidėjimas baziniuose piniguose. Štai čia neapmokėtas apyvartinis kreditas viršuje, ant visos krūvos. Čia yra auksas. Ir tai reiškia, jog auksas turi kilti nuo čia iki štai ten. Kad jo vertė atsistatytų taip, kaip atsistatė 2 kartus Jungtinėse Amerikos valstijose ir šimtus kartų istorijoje. Tai natūralu. Tai vyksta automatiškai. Visuomenės valia ir laisvoji rinka priverčia tai įvykti. Aš manau, kad nėra jokios tikimybės, jog tai nenutiks. Kad taip nutiktų dabar, aukso kaina turėtų būti tarp 15 ir 20 tūkstančių JAV dolerių už unciją.
Taigi, štai dar vienas būdas pažvelgti į tą patį dalyką ir tai yra puikus būdas įvertinti, ar auksas yra nuvertėjęs ar pervertėjęs. Jei paimsite vien tik popierinius dolerius, tuos bazinius pinigus ir tarkime, jog yra tam tikras kiekis popierinių dolerių cirkuliacijoje, pasidomėkite, kokią procentinę dalį aukso turime tiems popieriniams doleriams padengti. Auksas yra brangus, kai mes turime daugiau aukso nei popierinių dolerių. Ir pigus, kai neturime pakankamai. Ir jis yra labai pigus, būdama štai čia apačioje. Štai kur esame, jei vertinsime tik popieriniais doleriais. Štai kur esame, įtrauksime ir neapmokėtą apyvartinį kreditą. Štai kaip atrodo skolos arba valiutos krizė. Mes pasiskoliname 2 valiutos vienetus ir pažadame grąžinti. Mes skoliname šią valiutą su obligacija. Obligacija yra čia, kairėje. Taigi turime šios 2 skolos vienetus ir palūkanas. Todėl jūs turite grąžinti daugiau, nei pasiskolinate. Kas mėnesį jūs turėsite sumokėti mažą dalį šios skolos. Todėl kitą mėnesį mes einame, skoliname dar daugiau valiutos. Kiekvieną mėnesį mes grąžiname tam tikrą tos skolos dalį ir visada turime skolintis daugiau, nei sugrąžiname. Tačiau atkreipkite dėmesį. Ar pastebėjot, kad dabar skola auga sparčiau? Ji buvo tik 50% didesnė, bet dabar ji padvigubėjo. Ji jau siekia 100%, ji auga greičiau nei valiutos pasiūla. Ateis diena, kai tai nebegalės tęstis. Jei visuomenė išsigas ir jie nustos kurti valiutą iš skolos, ją sutaupys ir grąžins skolas, viskas pajudės defliacinio žlugimo link. Štai ką prognozavau ir būtent tai dabar vyksta. Ačiū. Štai kiek esame skolingi, lyginant su mūsų ekonomikos dydžiu. Jei jūs skolingas 50 centų ir jūsų ekonomika verta $1, tada jūs skolingas 50% tos ekonomikos. Jei jūs skolingas 500 milijardų ir jūsų ekonomika verta 1 trilijono, jūs skolingas 50% savo ekonomikos. Tai tas pats bet kokiu atveju. Šis grafikas rodo, kiek yra skolingos Jungtinės Amerikos valstijos. Nacionalinė skola yra lyginama su ekonomikos dydžiu. Šis grafikas prasideda nuo 1792, kai Jungtinėse Amerikos valstijose buvo pasirašytas pirmasis monetų kaldinimo įstatymas, kai vis dar turėjome užsilikusią skolą nuo revoliucinio karo. Taigi, tai yra skola esanti grafiko pradžioje. Ir kaip matote, ji niekada nepranoko 50% lygių iki Antrojo pasaulinio karo. Tai traukia civilinį karą, Pirmąjį pasaulinį karą, Federalinio rezervo įsteigimą ir Didžiąją depresiją. Kaip matote, 1920-aisiais mūsų ekonomika augo sparčiau nei skola ir lyginant su ekonomika, skola sudarė vis mažesnę ir mažesnę dalį. Kadangi turėjome riaumojančius 1920-uosius, ekonomika augo sparčiau nei skola. Taigi, šiame grafike skola 20-aisiais mažėjo, bet staiga 30-aisiais išaugo. Kodėl? Tai buvo ne todėl, jog skolinamės daug valiutos ir grimzdome į skolas, o todėl, kad ekonomika mažėjo, o skola tuo tarpu išliko tokia pati. Tai buvo paskutinė didelė defliacija, kuri mus įklampino į gilesnes skolas. Nes negalėjome sau leisti apmokėti skolų, kurias jau turėjome. Ekonomika mažėjo greičiau. Tada mes pradėjome finansuoti deficitinės išlaidas Antrajam pasauliniam karui. Ir tuomet galėjome pranokti tą 50% lygį, nes buvo įsigaliojusi dekretinės valiutos sistema, kuri leido kurti valiutą iš skolos, bet tai turėjo savo kainą. Obligacijos būna įvairios, nuo mėnesio iki 30 metų į ateitį ir jūs privalote jas apmokėti. Tai reiškia, kad mes skolinamės gerovę iš ateities. Pamenate, kai aš sakiau, jog jūs sutaupote šiek tiek valiutos pasiūlos tam, kad galėtumėte mokėti mokesčius, kuriais grąžinamas pradinis įnašas ir palūkanos. Taigi gerovė, kurią mėgaujamės dabar šiuo metu, yra pažadėta būti sugrąžinta tam tikrų metų ateityje. Mes turime grąžinti pradinį įnašą ir palūkanas už privilegiją turėti valiutą, kurią galime naudotis dabar.
Kažkas pasiema grietinėlę nuo viršaus. Bankininkystės sistema tarsi pasiema grietinėlę nuo viršaus pasinaudodama infliaciją. Yra žmonių, kurie praturtėja nedirbdami ir neįnešdami naudos visai sistemai. Jie gauna progą pasimti perkamąją galią iš sistemos, pasinaudodami infliaciją, bet kiekvienas doleris, kurį sukuriame iš skolos, įklampina mus į skolas ateityje. Taigi mes kasmet skolinamės gerovę iš ateities ir išleidžiame ją šiandien. Vidutinis visų obligacijų apyvartos laikotarpis yra 4,5 metų. Taigi gerovę, kurią mėgaujame šiandien, turėsime grąžinti po 4,5 metų. Ir dabar mokesčiai, kuriuos mokame, yra mokami už gerovę, kurią mėgavomės Bush administracijos laikais. Mes ją jau išleidome, jos nebėra. Vėliau pradėjome auginti ekonomiką greičiau, nei finansavome deficitinės išlaidas. Taigi mūsų skola, lyginant su ekonomikos dydžiu, sumažėjo, kai kariavome Korėjoje ir Vietname. Vėliau buvo nutrauktas aukso standartas ir tada Reiganas pasakė, deficitai nebesvarbus, mes galime tiesiog imti ir išlaidauti kiek panorėję. Skola išaugo. Prieš šią finansinės krizės erą buvo maža atkarpa, kai viskas buvo pradėję ristis žemyn. Tai Clintono era. Jis sakė, jog mes turėjome perteklių. Tai mėšlas. Aš nežiūriu į valdžios buhalteriją tam, kad sužinočiau, ar mes turime perteklių ar deficitą. Aš žiūriu į nacionalinę skolą. Ar ji padidėjo? Jei ji padidėjo, tai reiškia, jog mes išleidome daugiau nei turėjome. Jei ji sumažėjo, tai reiškia, kad mes turėjome perteklinių pajamų virš to, ką išleidome. Ir Clintono valdymo laikotarpiu nebuvo nė vienų metų, kai nacionalinė skola mažėjo. Aš nežinau, ar žmonės iš Jungtinių Amerikos valstijų, ar iš čia esančių kas nors prisimena, kai Goras ir Bushas konkuravo rinkimuose. Jie abu kalbėjo, kaip ketina išleisti visą tą valiutą, kurią tuo metu gavome. Žinote, kiekvienas jų bandė konkuruoti dėl viso to dyko mėšlo, kurį jie mums duos ateityje. Ir taip, tiesą sakant, Bushas rinkimus laimėjo ne taip, bet čia jau kita istorija. Šiaip ar taip, ši statistika paimta iš kongresinio biudžeto kabineto. Štai ką mūsų vyriausybė mums pasakys, štai kas nutiks ateityje, ir tai nėra gražu. Tai visiškai nekontroliuojama. Tai neįmanoma, to negali būti. Niekas negali sau leisti turėti skolos, kur yra 10 kartų didesnė nei egzistuojanti ekonomika. Tai neįmanoma. Viskas pirmiausia gergždančiai sustos, o tada kažkas turės pasikeisti. Aš nežinau, ar tai buvo patvirtinta ar ne, bet vyriausybė. Aš neseku žinių. Aš į visą tai žiūriu kaip į trumpalaikį triukšmą. Tai nukreipia jūs nuo to, kas vyksta iš tikrųjų. Todėl nesu tikras, ar jie susitarė dėl tam tikro biudžeto ir ar vyriausybė visą tai tęs ir toliau. Ar kas nors tai žino? Taip, jie susitarė? Ar respublikonai, kurie bandė išsiaiškinti, kas sumokės visą skolą, ar jie laimėjo? Jie priėjo prie kažkokio susitarimo. Suprantate, tai yra defliaciška. Mėginimas sumokėti šią skolą sukeltų finansinę griūtį. Tam, kad būtų galima išlaikyti dabartinį gerovės lygį, kuriuo mėgaujame šiandien, mes turime būti dvigubai gilesnėse skolose iki jo kadencijos pabaigos. Arba kitaip visa sistema pradės griūti. Taigi, dar daugiau įrodymų, jog pirmiausia patirsime defliaciją. Štai kaip atrodo negyvos katės atšokimas. Tai yra akcijų rinka. Akcija kyla, pasiekia viršūnėm, šiek tiek smunka. Daugybė investuotojų ateina į rinką, manydami, jog jie gauna puikius pasiūlymus ir pradeda supirkinėti. Kaina ir vėl kyla, o po to smukimas tęsiasi. Nes kai jie pradėjo supirkinėti akcijas, rinka dar nebuvo pasiekusi teisingos kainos. Ji tik apsivertė, šiek tiek atšoko ir vis dar ieško teisingos kainos. Taigi, tai yra negyvos katės atšokimas. Štai Nasdaq. Štai kaip atrodo negyvos katės atšokimas. Pradinis Nasdaq nuosmukis siekia 38%, visas nuosmukis 78%. Tai yra 29-ųjų Dow smukimas. Tada taip pat patyrėme negyvos katės atšokimą. Pradinis nuosmukis siekia 48%, o visas smukimas sudarė 90%. Taigi pirmame pavyzdyje pradžios nuosmukis sudarė 38, o vėliau 78. Kitame pradžioje 48, o iš viso 90%. Jei pradinis nuosmukis yra didesnis, tolimesnis smukimas bus dar didesnis. Dabar mes patiriame gigantišką 29-ųjų arba Nasdaq nuosmukio versiją. Mes ką tik patyrėme didžiausią nuosmukį
nuosmukį istorijoje. Dow, kuris laikomės didžiausių, saugiausių ir patikimiausių, 30 didžiausių JAV bendrovių akcijų vertė smuko 59% ir dabar rinka patiria negyvos katės atšokimo efektą. O tai reiškia, jog galų gale bendras rinkos nuosmukis turės viršyti 90%. Tai geriausias būdas matuoti akcijų vertę. Aš apgailestauju, jei kalbu per greitai ir nespėjate visko suprasti. Aš turiu daug informacijos, o ją aptarti turiu tik 20 minučių. Aš turiu jums parodyti, kad pasaulio akcijų rinkos ir nekilnojamo turto burbulai turi sprogti ir toliau smukti. Nes rinkose turi įsivyrauti teisinga kaina. Jos bando pasiekti pusiausvyrą. Tai būdinga rinkoms. Toks jų darbas. S&P 500. Tai yra PE santykiniai rodikliai. Kiek iš čia esančių žino, kas tai yra? Gerai, kiek nežino, viskas gerai. Pakelkite ranką ir pasakykite, kas nežinote. Gerai, tai akcijų kainos padalintos iš bendrovės uždarbio. Iš esmės, tai parodo, kiek kainuos akcija lyginant jos vertę su kompanijos uždarbiu. Ir tai vienas geriausių būdų. Visa akcijų rinkos industrija, finansinė industrija sutinka, kad tai tikriausiai pats geriausias būdas nustatyti tikrąją akcijų vertę. Ar ji per brangi, ar per pigi, kai ketinate ją pirkti. S&P 500 skaičiuojamas tik nuo 1950-ųjų, tačiau profesorius Robertas Shilleris iš Jeilio universiteto atkūrė šį indeksą. Jis paėmė 500 stambiausių kompanijų Amerikoje ir atkūrė jų istorinius duomenis iki 1880-ųjų. Taigi, čia jūs turite 120 metų arba 121 metus informacijos. Teisinga kaina yra tada, kai PE santykinis rodiklis siekia maždaug 12. Tai yra, kai akcijos kaina yra 12 kartų didesnė nei bendrovės uždarbis, tenkantis vienai akcijai. Taigi, jei jūs perkate akcijas, jums prireiks, jei niekas nepasikeis ir kompanija toliau kasmet uždirbs tiek pat, jums prireiks 12 metų susigrąžinti savo pinigus ir gauti pelną. Nuvertinta yra viskas žemiau 10, pervertinta tai, kas yra tarp 15 ir 18, o viskas, kas viršė 18, laikoma burbulu. Taigi, čia pateikiama informacija nuo 1880-ųjų. Ir kaip matote, dar niekada istorijoje mes neperėmė nuo teisingos kainos prie pervertintos. Kai akcija tampa pervertinta, jos kaina nesustoja ir krenta, kol patenka į nuvertėjusių teritoriją. Pervertėjusių, nuvertėjusių, pervertintų, nuvertintų, pervertinta, nuvertinta. Didžiausias burbulas istorijoje 2000 metai, kai PE siekia beveik 45. Absoliuti beprotybė investuoti į akcijas ir laukti 45 metus, kol gausite pelną. Tai buvo beprotybė, bet žmonės vis tiek vaikėsi akcijas kaip išprotėję. Tai buvo tech boomas ir taip toliau. Jis smuko iki teisingos kainos 2008 metų nuosmukio metu ir sugrįžo į burbulo teritoriją. Dabar PY lygus maždaug 23 ar 24. Akcijų rinkos siekia pusiausvyros. Metų eigoje jos bando pasiekti teisingą kainą. Toks jų darbas, tai joms būdinga. Yra žymus prekeivis vardu Bernardas Baruchas, kuris pasakė, jog trumpalaikėje perspektyvoje akcijų rinkos veikia tarsi balsavimo aparatas. Jis daro tai, ką visuomenė mano, jog jis turėtų daryti. Visuomenė vaikosi tam tikrą investiciją ir jie tampa burbulu, bet ilgalaikėje perspektyvoje tai sverimo aparatas, jis balansuoja. Jos svarstyklės viena kitą balansuoja. Akcijų rinka nuolatos mėgina tai padaryti, pasiekti teisingą kainą. Esmė ta, jog kas kartą, kai pasiekėme burbulą, galų gale to investicija smarkiai nuvertėja ir kuo didesnis burbulas, tuo labiau prašokama teisinga kaina. Antras geriausias būdas įvertinti tam tikros akcijos vertę – dividendų išmokos. Jei perkate akcijas už $1 ir kompanija jums išmoka 6 centus kasmet į jūsų prekeivinę sąskaitą, jūs gaunate 6% grąžą. Aš apverčiau šį grafiką, nes kuo aukštesnė grąža, tuo labiau nuvertėjusi akcija. Kuo žemesnė grąža, tuo labiau jį pervertinta. Taigi, aš apverčiau šį grafiką tam, kad burbulai būtų viršuje, o nuvertėjusių investicijų teritorija atsidurto pačioje. Taigi, sąžininga kaina yra nuo 4,5 iki 6. Čia matote tą patį grafiką, kaip ir anksčiau, bet štai kas kelia nerimą. Dar niekada per 118 metų mes nebuvome tokiame dideliame burbule. Tai absoliuti beprotybė ir tai negali tęstis.
Yra du būdai, kaip rinka gali pasiekti pusiausvyrą. Pirmas, rinka juda šonų dešimtmetį, kol tuo metu turime didelę infliaciją. Tai viską subalansuos, įskaitant ir dividendų išmokas bei PI rodiklius. Antras, rinka smunka, rinkos žlunga, valiutų pasiūla griūva, todėl tai turi būti defliacinė griūtis. Tai negali būti infliacinis arba taip vadinamas nematomas žlugimas. Tai yra pasaulio akcijų rinkos. Čia matote Jungtinių Amerikos valstijų akcijų rinką, Anglijos akcijų rinką, Vokietijos, tai Singapūras ir Japonija. Atkreipkite dėmesį, kad dar prieš 2000-uosius Singapūras ir Japonija prekiavo kita kryptimi nei Jungtinės Amerikos valstijos. JAV galėjo kilti, kol tuo tarpu jų akcijų rinkos smuko. Bet prieš 2000-uosius visų pagrindinių ekonomikų rinkos prekiavo tą pačią kryptimi tuo pačiu metu. Čia yra Brazilija, o čia Rusija. Maždaug 2003-aisiais jos pradėjo prekiauti tą pačią kryptimi. Ir nuo 2008-ųjų rinkos griūties visos pasaulio rinkos juda tą pačią kryptimi tuo pačiu metu. S&P 500 Dow, jie smarkiai pervertinti ir yra burbule. Mes turime defliacinę griūtį valiutos pasiūloje. Rinkos turi smukti ir kai jos smuks, likęs pasaulis, kur eina Jungtinės Amerikos valstijos, ten eina ir likusi pasaulio dalis. Visos šios rinkos turi smukti. Dabar turime keletą nekilnojamo turto burbulų. Nekilnojamo turto burbulas Jungtinės Amerikos valstijose iš esmės sprogo 2007-2008 metais ir nuo tada smuko. Tačiau aš matuoju tai, kas vadinama hipotekinės paskolos nuomos santykiu. Namas yra teisingai kainotas, jei kas mėnesį turite mokėti maždaug $1 arba $1.05 už paskolą 30 metų, bei tokias sąnaudas kaip draudimas ir panašiai. Kai mainais už kiekvieną įmokėtą $1 gaunate po $1 už namo nuomą. Mes patyrėme burbulą, kuris siekia $1.25 89-90-aisiais. Teisinga kaina yra maždaug $1.05. Vėliau patyrėme recesiją ir šis rodiklis nusirito iki 90 centų. 95-aisiais JAV nacionaliniu mastu iš nekilnojamo turto vidutiniškai buvo gaunamas 10% pinigų srautas už vidutinės kainos namą šeimai. Išskyrus tai, kad jūs negalėjote gauti paskolos. Tuomet buvo sunku gauti kreditą. Ekonomika buvo prastoje būklėje. Tada patyrėme nekilnojamo turto burbulą, kuris buvo didžiausias pasaulio istorijoje. Kai žmonės mokėjo $1.80, $1.90 centų, beveik $2 už kiekvieną $1, už kurį jie galėjo išnuomoti savo namą. Vėliau tas burbulas sprogo ir sugrįžo ne prie teisingos kainos, bet prie $1.25 centų ir atšoko. Taigi, jis vėl sugrįžo prie ankstesnio burbulo aukščio, atšoko ir dabar mes esame prie $1.25 centų. Taigi, nekilnojamo turto rodikliai vis dar yra tame pačiame lygyje kaip ir 89-ųjų burbulo metu. Jie turi nusileisti arba nuomos turi kilti. Visa tai yra defliaciška ir tai reiškia, kad nuomos kainos nepakils, todėl ir nekilnojamo turto kainos smuks. Visa tai juda kartu, kaip ir sakiau. Ar kas nors žino apie burbulus, kurie šiuo metu vis dar tęsiasi pasaulyje? Nekilnojamo turto burbulai, kurie vyksta likusioje pasaulio dalyje. Kiek iš esančių žiūri vaizdo įrašus, kuriuos kas savaitę patalpiname youtube.com. Gerai, ar jums patinka tie įrašai? Taip, gerai. Ar jie informatyvūs? Ar mes mėginame jums ką nors parduoti? Ne. Viskas, ką mes darome, tai šviečiame. Taigi, čia yra vaizdo įrašas, kurį nufilmavome Las Vegase. Tai mūsų vairuotojas, labai gerai informuotas vyriškis, labai apsišvietęs. Jis labai gerai žinojo, kas vyksta pasaulio finansuose, akcijų bei nekilnojamo turto rinkose. Jis tikrai žinojo, kas dedasi Las Vegase. Ir šiame kadre už jo matosi didelis kazino projektas. Aš negaliu prisiminti šio projekto pavadinimo. Čia fone matosi Venetian viešbutis, o priešais jį kyla kitas pastatas. Tai kazino projektas, kuris buvo statomas tuo metu. Ir tai dar vienas jo kadras. Matote tą didelį pastatą už jo? Tai viešbutis pavadinimu Fontainebleau. Jei nueisite į kitą Fontainebleau pusę, pastebėsite, kad yra daugybė langų, kurie uždėti ant viršaus. Šis pastatas yra pastatytas iš išorės, bet nebaigtas iš vidaus. Jie jau investavo $1,5 milijardo, dabar ieško dar $3 milijardų jam pabaigti. Ir tokie dalykai dedasi visame Las Vegase, ne vien tik Las Vegase, visame pasaulyje. Čia Maskva. Šis projektas pavadintas Maskvos miesto centru.
Čia yra jo projektas. Jūs neperskaitysite, kas čia parašyta, nebent suprantate rusiškai. Bet visi tie gražūs pastatai, čia iš viso yra 9 pastatai. Vienas iš jų dar tik buvo statomas, kitas buvo pusiau baigtas. Iš kitų yra 2, kurie jau užimti, o vienas yra tik trečdaliu užimtas. Visi kiti pastatyti tik iš išorės, tačiau nebaigti statyti iš vidaus. Šie projektai nejuda. Tada priešai šį projektą yra didelė skylė žemėje. Ir tai yra vieta, kur turėjo būti centrinis pastatas. Tai turėjo būti Rusijos pasididžiavimas. Turėjo būti didžiausias pastatas Europoje, federacijos bokštas, bet čia yra skylė žemėje. Ir jis liks skylė žemėje. Šis projektas niekada nebus pabaigtas. Ar kas nors žino, kas yra Singapūro skraiduolis? Aš turiu tik 10 minučių, todėl negalėsiu visko papasakoti. Tai didelis apžvalgos ratas Singapūre, vienas didžiausių pasaulyje, jei ne pats didžiausias. Manau, jis yra didžiausias ir čia žvelgiu į jų nekilnojamo turto burbulą. Ir jei pastebėjote, virš visų šių pastatų yra kranai. Kranai visur, pažvelkite į tuos pastatus, kurie vis dar statomi. Visi burbulai sprogsta, mes esame pasaulinėme kredito burbule. Kai šios rinkos apsivers, gigantiški nekilnojamo turto burbulai, kurie kilo ir šiek tiek atsikvėpė, kai mūsų rinkos smuko, jų burbulai kilo po trumpos pauzės. Kai mūsų nekilnojamo turto burbulas sprogo ir pradėjo apsiversti prie teisingos kainos, rinkos tiesiog mėgina pasiekti teisingą kainą. Tai viskas, ką jos daro. Bet žmonės ir pasaulio centriniai bankai reaguoja, o Dieve, kas kartą, kai yra nedidelis nuosmukis, mes turime ką nors daryti. Nesmagu būti recesijoje, todėl jie mėgina viską atgaivinti, tačiau nesuvokia, jog tai darydami tik viską pablogins ateičiai. Viskas, ką jie darys, atsisuks dar labiau prieš juos. Infliacija galų gale, arba ši defliacija, apie kurią aš kalbu, tai ir yra viso to pasekmė. Štai dar kai kas vyksta ir patvirtina, jog šis dešimtmetis bus kitoks nei bet kuris kitas, kurį esate patyrę. Žmonės nesuvokia, kad kas 30-40 metų pasaulyje susiformuoja visiškai nauja monetarinė sistema. Ji keičiasi kas 30-40 metų. 1873 metais Vokietija pradėjo klasikinį aukso standartą. Ir 1900-aisiais beveik visos išsivysčiusios šalys žemėje priklausė šiam standartui, kur kiekvienas iždo į cirkuliaciją išleistas banknotas buvo padengtas lygiaverčiu aukso kiekiu. Taigi buvo 100% dengimas. Tada prasidėjo pirmasis pasaulinis karas. Visos kariaujančios šalys Europoje atsisakė klasikinio aukso standarto ir pradėjo spausdinti valiutą. Ir tarpukarį mes turėjome tai, kas buvo vadinama aukso mainų standartu, kuris buvo skolos ir aukso junginys, dengiantis valiutą. Tai buvo labai prastai sukonstruota sistema ir ilgai negyvavo, nes ją sugalvojo žmonės. Pagal Federalinio rezervo įstatymą buvo laikomasi 40% rezervo reikalavimo ir jiems buvo leista išleisti $50 banknotus į cirkuliaciją už $20 vertės auksą, kurio dengia tuos $50. Taigi, palyginus su tuo, ką iš tikrųjų turėjo saugyklose, jie davė nuosavybės raštelius auksui su pertekliumi. Nuo tada, kai Federalinis rezervas buvo įsteigtas, mes gyvenome apgaulėje. Ir kai žmonės sako, kad Jungtinėse Amerikos valstijose turime laisvasias rinkas, jie klysta. Negali turėti laisvos rinkos be laisvosios rinkos pinigų. Jūsų valiuta sudaro 50% kiekvieno sandorio. Visi rinkos sandoriai sudaro laisvąją rinką. Jei yra maža grupelė žmonių sprendžiančių, kas yra valiuta ir kokia jos vertė, palūkanų norma, tai nėra laisvoji rinka. Mes neturime laisvosios rinkos, mes jos neturėjome nuo 1913-ųjų. Tada turime kai ką jie vadina Bretono Woodso sistema. Klasikinis aukso standartas buvo nutrauktas. Bretono Woodso sistema veikė nuo 1944-ųjų, kai visos pasaulio valiutos buvo pririštos prie dolerio, o šis už $35 už unciją buvo pririštas prie aukso. Ir užsienio centriniai bankai galėjo tik iškeisti tos dolerius į auksą esantį New Yorko federalinėme rezerve už $35 per unciją. Taigi visos pasaulio valiutos buvo pririštos prie aukso, bet per JAV dolerį. Visos tos valstybės pradėjo prašyti dolerių ir auksas pradėjo keliauti iš saugyklo, todėl Nixonas turėjo atšaukti aukso standartą 71-aisiais.
Taigi, mes turime tarp 30 ir 40 metų, 30 metų, 28 metus, 39 su virš. Kas toliau? Šiame dešimtmetyje bus svarbus G7 arba G20 valstybių susitikimas ir jie mėgins sugalvoti naują pasaulio monetarinę sistemą. Jie jau pradėjo prie jos darbuotis. Jie bando sugalvoti, ką darys, kai doleris žlugs. Štai čia yra skirtumas tarp 70-ųjų buliaus rinkos ir šiandienos rinkos. Tai yra priežastis, dėl ko aš sakau, kad jūs tikrai negalite jų lyginti. Nėra jokio tinkamo palyginimo ir atminkite. Per 8 metus aukso kaina pakilo 24 kartus, o sidabro 36. Tai milžiniški laimėjimai per tokį trumpą laiką. 70-aisiais iš esmės tik Šiaurės Amerika ir Vakarų Europa užkėlė tauriųjų metalų kainas. Prekyba vyko tik Londono metalų rinkoje ir Jungtinių Amerikos valstijų žaliavų rinkoje. Štai kur buvo nustatoma aukso ir sidabro kaina. Visa SSRS, jie negalėjo dalyvauti, ten nebuvo jokių prekybviečių, nebuvo jokios rinkos auksui bei sidabrui ir netgi jei buvo įmanoma jų šiek tiek įsigyti. Tai tik juodojoje rinkoje, todėl tokia investicija nepaveikė pasaulio rinkos kainos. Tie žmonės negalėjo dalyvauti šioje buliaus rinkoje ir padidinti aukso kainos. Kinija prie Mao – ta pati situacija. Visų pirma, visi gyveno ant egzistencinės ribos. Labai mažai žmonių turėjo elektrą, ką jau kalbėti apie galimybę investuoti į auksą. Indija, Meksika, Pietų Amerika, tuo metu tai buvo labai skurdžios valstybės. Turtingiausias žmogus pasaulyje, Karlosas Slimas, o jis gyvena Meksikos mieste. Dabar yra daugybė stambių investuotojų visose šiose valstybėse, o Šanchajuje investavimas tapo sportu. Žmonės sėdės kambaryje kaip šis, stebės kaip kinta akcijų kainos ir užims savo pozicijas rinkoje. Likusi pasaulio dalis, Afrika, turiu galvoje didžioji pasaulio dalis negalėjo dalyvauti toje rinkoje. Ir auksas tada pabrango 24 kartus, o sidabras 36. Tuomet naujienos mus taip pat pasiekdavo kur kas lėčiau. Įsijungdavote tą seną vakuuminį televizorių, palaukdavote 60 sekundžių, kol jis užšildavo, o tada pasirodydavo Valteris Kronkaitis ir pasakydavo aukso kainą. Arba kitą dieną atsiversdavote laikraštį ir sužinodavote naujienas 24 valandas po to, kai tai įvyko. O tada paimdavote telefoną ir skambindavote savo brokeriui. Jei jums pasisekė, jis gali pateikti užsakymą rinkoje jums tą pačią dieną. Nors labiau tikėtinam, kad tik kitą dieną. Taigi, naujienos ir reakcija buvo labai lėtos. Taip pat investuotojų mąstysena vystėsi kitaip. Prieš IRISA įstatymą ir prieš tai, kai Niksonas panaikino aukso standartą, prieš 71-uosius, kai Niksonas panaikino aukso standartą. Jei būtumėte pradėję dirbti paauglystės pabaigoje arba nuo 20-mečio vidurio, priklausomai nuo to, ar ėjote į koledžą ar ne, galėjote tikėtis, jog kas mėnesį sutaupę 10% savo pajamų, išeisite į pensiją, kai sulauksite 60 ir gyvensite iš palūkanų už pinigus taupomoje sąskaitoje. Ar galite padaryti tai šiandien? Niekas negali gyventi iš palūkanų savo taupomoje sąskaitoje. Nebent turite $20 milijonų joje, 50 milijonų. Tai vienintelis būdas, kaip jūs išgyvensite. Ir jūs nelaikytumėte savo pinigų taupomoje sąskaitoje, nes juos graužtų infliacija. Jūsų įnašo vertė išnyktų dėl infliacijos. Taigi, mano tėvų karta buvo taupytojai, o ne spekuliantai ar investuotojai. Kaip viskas pasikeitė šiandien? Šiandien dalyvauti gali visas pasaulis. Apytiksliai 10 kartų daugiau žmonių gali dalyvauti šioje buliaus rinkoje. Naujienos keliauja šviesos greičiu per begalę skirtingų žiniasklaidos priemonių. Jūs galite sužinoti naujienas mobiliuoju telefonu, nešiojamojo kompiuteriu. Ir investuotojas, keliaujantis per Saharą, mes filmavome priešais piramidės ir ten buvo tas beduinas, sėdintis ant žemės su pagaliais ir mėginantis užkurti laužą arbatai pasiruošti. Ir jis naudosi savo mobiliuoju telefonu. Tas vyrukas, eidamas per dykumą, gali paimti savo Apple iPhone, patikrinti aukso kainą ir pateikti užsakymą štai taip. Ar tai kitas pasaulis ar ne? Taip? Gerai. Tada turime pokytį investuotojų mąstysenoje. Ateina tech burbulas. Ir Nasdaq, ir visi įsigyja prekybos platformą bei tampa dienos prekeiviais, o tada jos visus nubaudė. Rinka smuko. Tada turime nekilnojamo turto burbulą ir visi pradeda vaikytis nekilnojamą į turtą.
O tada jų turtas areštuojamas, nekilnojamo turto burbulas sprogsta bent jau čia, Jungtinėse Amerikos valstijose bei Anglijoje. Burbulai vis dar tęsiasi Kinijoje ir Australijoje bei Naujoje Zelandijoje. Tie burbulai yra milžiniški ir jie netrukus sprogs. Ir jie buvo nubausti. Niekas nebuvo nubaustas su tauriaisiais metalais pastarosius 30 metų. Mūsų prisiminimai nėra tokie ilgalaikiai, taigi kitas didelis burbulas yra absoliučiai pasmerktas būti tauriųjų metalų rinkoje. Niekas nuo jų nenudegė. Niekas. Kas vaikosi investicijos tam, kad apsaugotų savo pensiją arba nusipirktų savo tą naują Lamborghini. Itin svarbu pamėginti ir išsiaiškinti, kiek valiutos vienetų planetoje vaikysis tą pačią mažą krūvelę aukso ir krūvelę sidabro, kur yra 1/5 tos, kuri buvo 1980 metais. Tai bent 10 kartų daugiau investuoti galinčių populiacijų. Kiekviena iš jų turi 10 kartų daugiau valiutos. Ir žinote, kai pagalvoju apie tai, tai tikriausiai didesni skaičiai nei tai, ką pateikiau. Aš sakiau, kad yra kažkur tarp 10 ir 100 kartų daugiau investuotojų, bet pagalvokime apie tai. Visoje SSRS ir Kinijoje, kur gyvena daugiau nei pusė pasaulio populiacijos, nebuvo ne vieno investuotojo. Ne vieno. O šiandien tai sportas Šanchajuje. Taigi, manau, jog tikriausiai yra virš 100, galbūt 1000. Aš nežinau. Jūs galite paimti šios skaičius ir tikriausiai pridėti nulį prie jų. Ir tai potencialus kiekis valiutos, kuris vaikysis tą pačią. Turiu galvoje, tada mes turėjome 2 milijardus aukso uncijų, o šiandien yra 2,2 milijardo, taigi aukso yra 10% daugiau. Bet rinkose sidabro yra tik 600 milijonai uncijų, 500-600 milijonų uncijų. Štai čia yra Boeing 747, o štai čia mažas vyriškis su labai stipriamis kojomis, kuris ką tik nukrito iš dangaus. Tai palyginimui. Jei paimtumėte per visą istoriją iškastą sidabrą, jis tilptų iš tai tokio dydžio kubą. Visas kada nors iškastas auksas būtų tokio dydžio kubas. Tačiau auksas turi 2 pagrindinės funkcijas. Pinigai bei juvelyrika. Ir iš esmės tai viskas. Tik 5% aukso produkcijos naudojama industrijoje. Sidabras yra antra pagal naudingumą žaliava, kurią žino žmogus. Nafta yra pirma, su maždaug 30 000 panaudojimo būdų. Sidabras yra antras, su maždaug 10 000 panaudojimo būdų, bet mes jį naudojame mikroskopiniais kiekiais. Kai rašote ant klaviatūros, jūs rašote ant sidabro. Kai žiūrite į DVD ar CD, jūs žiūrite į sidabrą. Kai žvelgiate į veidrodį, jūs žvelgiate į sidabrą. Kai žvelgiate pro šilumai nepralaidžius langus, jūs žvelgiate į sidabrą. Jis visur. Tai biocidas. Jis naudojamas superkonduktoriuose. Jis naudojamas RFID mikroschemose. Bet žinote ką? Visa tai nesvarbu. Tai, kas pakels sidabro kainą, yra investuotojų paklausa. Tai visuomenė, kuri veršys į rinkas, o kai auksas taps per brangus visuomeniai, jie pereis prie sidabro. Tai nutiko vėlyvais 79-aisiais ir ankstyvaisiais 1980-aisiais. Sidabras atsilikinėjo nuo aukso, o tada sidabras tiesiog sprogo, nes auksas tapo per brangus. Bet sidabras jau pranoko auksą ir ateis diena, kai komentatoriai MSNBC, Fox News, CNN, jie rodys su... Kas kartą, kai esate burbule, nesvarbu, kokioje rinkoje tas burbulas būtų, visuomenė veržiasi į rinką bei nori išgirsti su jie susijusias naujienas. Jie duoda jums tai, ką jūs norite girdėti. Jie nepasako to, ką turėtų jums pasakyti. Jie pasako tai, ką jūs norite girdėti. Ir tose laidose bus žmonės kaip aš, kurie rodys grafikus ir sakys, žinoma, sidabras pranoko auksą. Jo yra mažiau. Investuotojams tinkamo aukso yra 5 kartus daugiau nei sidabro. Štai kodėl jis pranoko auksą. Taigi, ar įmanoma, kad sidabras iš tikro galėtų pranokti aukso kainą? Be abejo, viskas, ką turite padaryti, tai pažvelgti į tuos beprotiškus burbulus, kurie įvyko praeityje. Kaip pavyzdžiui, tulpių manija 1637-aisiais. Aš nežinau, ar tai bus. Aš to nesitikiu. Bet tai tikrai gali nutikti, nes sidabras yra retesnis, o rinkos daro kai kam, kas vadinama kainos nustatymo mechanizmu, kur jos bando nustatyti. Jos nustato kainą pagal pusiausvyrą, kuri nustatoma pagal šių 2 metalų retumą. Tai tęsiasi amžius. Kainos nustatymo mechanizmas nėra sugedęs, jis vis dar veikia.
Ir aš tikiuosi, kad veiks ir toliau. Taigi, mes naudojame sidabrą ir štai kokią situaciją turime šiandien. Kubai yra apgaulingi. Šis aukso kubas yra maždaug 4-5 kartus didesnis nei sidabro kubas. Jei paimsite kubinę pėdą, tai pėda padauginta iš pėdos, padauginta iš pėdos. Ir jeigu jo kraštinės padvigubinsite, kubo tūris nepadvigubės. Jo tūris bus 8 kubinės pėdos. Taigi, kai padvigubinate kubo išmatavimus, jo tūris padidėja 8 kartus. Iš viso rinkos yra maždaug 4-5 kartus daugiau aukso nei sidabro, kurio investuotojai gali įsigyti. Taigi, kai žmonės pradės masiškai į čia verštis, aš tikiuosi, dabar sidabro vertė aukso atžvilgiu yra 1/35. Manau, kad jis pranoks auksą 3,5 karto. Aš laukiu 10:1 santykio kaip absoliutaus minimumo. Sidabras, būdamas 1/5 aukso kainos, yra visiškai normalus. Jei jis kils lėtai ir pasieks aukso kainą, tada visa industrija pereis nuo aukso prie sidabro, nes tai vienintelis metalas, kurį jie gali naudoti daugeliu atveju. Jie gali naudoti platiną, rodį, paladį ir auksą, bet jie gali iškasti tik 5 milijonus uncijų per metus platinos, rodžio ir paladžio. Jie naudoja 900 milijonų uncijų sidabro, taigi šių metalų nėra pakankamai. Vienintelė alternatyva sidabrui daugeliu atveju, pavyzdžiui, klaviatūrose bei elektronikoje, yra auksas. Taigi, jei sidabro kainos kiltų lėtai ir pasiektų aukso kainas, auksas gali sustoti savo vėžėse. Jei bus karštinė, sidabro kainos gali pranokti aukso kainas. Tačiau sidabro gavyba yra kur kas pigesnė nei aukso ir todėl sidabro kainos neapsistotų tame pačiame lygyje. Mano bendrovėje visi stengiamės tai išsiaiškinti. Bandome išmatuoti tai ir pamatyti, kada pirkti, o kada parduoti. Dabar ar galite paleisti... Tai yra ištrauka iš vieno mūsų YouTube vaizdo įrašų. Tai yra vienas iš mūsų klientams skirtų vaizdo įrašų. goldsilver.com klientai gavo galimybę pasižiūrėti tai prieš 2 mėnesius. Tai yra būtent tokia informacija, kurią gaunate būdami mūsų klientais ir kai būsime netoli rinkos viršūnės, mūsų klientai bus informuoti apie tai, ką darome su savo investicijomis. Ir kaip matote, kai leidžiamės nuo burbulo, kai rinka yra pervertinta, dar niekada per 130 metų rinkos negrįžo prie teisingos kainos ir nepakilo į burbulą. Tai visuomet juda žemyn, meškos rinka ir visa tai smunka. Smarkiai nuvertėja ir nauja buliaus rinka vėl prasideda ir prasideda kilimas. Mes esame burbule, tai turi pasiekti rinkos pusiausvyrą. Tikriausiai tai kirs teisingos kainos teritoriją ir smuks iki smarkiai nuvertėjusios. Lygiai taip, kaip tai vyko per pastaruosius 130 metų. Taigi nekilnojamasis turtas ir akcijos nuvertėja kartu tuo pačiu metu, kai esame tauriųjų metalų buliaus rinkoje ir yra problema su valiutomis. Taigi, mes matuosime visus šios dalykus labai atsargiai ir pasinaudosime keletų indikatorių, kurie mums parodys, kada ruoštis parduoti ir mes pasidalinsime šią informaciją su jumis. Taigi labai ačiū, tikiuosi turėsite puikias atostogas, pasimatysime vėliau. Aš buvau pastatytas prieš žalią ekraną ir tiesiog piešiau šios grafikus iš atminties. O mūsų animatorius, Eidinas, turėjo pakabinti grafikus taip, kad jie sutaptų su mano pirštu. Tai gausite tapę mūsų klientų. Visą tai galite rasti YouTube kanale Why Gold and Silver. Taigi, jei pateiksite paiešką Sell Silver Mike Maloney, šiame įraše bus aptariame, kada parduoti auksą ir sidabrą. Galėsite peržiūrėti visą šį vaizdo įrašą. Taip pat dar yra tuzinas vaizdo įrašų Why Gold and Silver, Gold Mike Maloney and Wealth Cycles kanaluose. Taigi, tai yra 3 YouTube kanalai, kuriuose galite apsilankyti ir kiekvienas iš jų turi keletą tuzinų vaizdo įrašų. Tai aukso panika 1948 Šanchajuje. Jei lauksite iki paskutinės minutės, aš nemoku gerai keiktis. Robertas Kiyosakis tikras meistras tame. Todėl aš paprastai mažai keikiuosi scenoje, bet jeigu lauksite iki paskutinės minutės, giliai klimsite į mėšlą. Turėsite irti spygliuotą vielą apvyniotoje kanojoje be irklo prieš šūdų srovę. Ačiū. Čia antras iš 3 paskutiniųjų kadrų. Štai vienas dalykas, kurio žmonės nesupranta. Gali neprireikti net Beno Bernakės ir jo iki begalybės spausdinamų dolerių. Kad auksas pakiltų iki $10 000 už unciją, 50 ar $100 000 už unciją.
Viskas, ko reikia, yra keletas labai turtingų investuotojų, kurie pamėgins gauti savo dalį prieš tai, kol masės nepabudo ir banda nepradėjo bėgti į šią rinką. Čia yra masės. Štai žmonės, kurie pabunda iš savo alaus ir futbolo sukeltų komo ir įsiveržia į rinką paskutinę sekundę. Na tai kiek kitokia situacija. Nes jų valiuta nusirito iki nulio dėl karo. Bet iš esmės jūs turite įeiti į rinką anksčiau ir išeiti iš jos, kai visi kiti tai panikuoja. Kaip ir sakiau, tai didžiausias turto pervedimas istorijoje, bet jūs net neįsivaizduojate jo dydžio, kol nesusimastote. Jei turėsime pokyčių savo monetarinėje sistemoje ir jeigu turėsime grįžti prie kokios nors turtų palemtos valiutos, tai reiškia, kad žmonės, kurie turi turtų nepadengtas valiutas, o tai yra visos egzistuojančios valiutos pasaulyje, jų savininkų turtas bus pervestas žmonėms, kurie turės tauriųjų metalų. Tai didžiausias turto pervedimas istorija, todėl tai didžiausia galimybė istorijoje. Beje, ar čia yra Stephanie Ring? Stephanie, atsistok sekundį. Stephanie senelio sesuo dirbo sekretorė riaumojančiais 1920-aisiais per akcijų rinkos griūtį vidury didžiosios depresijos. Ji pradėjo pirkti akcijas, kai visi kiti jas pardavinėjo. Kol akcijos buvo bloga bei užnuodyta investicija, su kuria nenorėjai prasidėti. Stephanie senelio sesuo pradėjo pirkti šias akcijas. Ji yra turtų ciklo pavyzdys. Jos akcijų vertė pakilo ir aš nežinau, kada tiksliai tai padarė. Bet ji turėjo turėti tam tikrą nuojautą, kada akcijos bus pervertintos ir ji pardavė jas bei įsigijo nekilnojamo turto. Jei nuvyksta į Prancūzijos ambasadą Vašingtone, tai buvo jos viešbutis. Ačiū tau, Stephanie. Taigi, labai jums ačiū. Pasimatysime laukiamajame, kur nemokamai galėsite gauti $100 trilijonų iš mūsų. Ačiū. Filmą vertė Henrikas Šalūga ir Monika Šimkevičiūtė. Įgarsinom Gediminas Kalaušis. Taigi, aš ką tik nulipau nuo scenos renginyje ir žinote, tai puiku. Renginys praėjo puikiai. Visa informacija buvo labai gerai suprasta ir priimta. Tai buvo puikiai auditorija. Bet žinote, nors tai ir labai apdovanojanti patirtis kalbėti su žmonėmis gyvai ir girdėti jų reakciją, vis tiek pasiekti keletą šimtų ar keletą tūkstančių vienu metu. To daugiau nebepakanka. Mes iš tikrųjų esame kritinėje padėtyje. Mes turime pradėti siekti milijono žmonių iš karto. Ir todėl aš mėginu tapti labiau orientuotas į vaizdo įrašus. Nei keliauti aplink pasaulį, kaip kad tai dariau iš valstybės į valstybę, pasakodamas tai, ką žinau 400 arba 4000 žmonių auditorijoje. Taigi, tikiuosi daugiau nebeturėsiu asmeniškai pasirodyti. Tikiuosi, kad galėsiu tiesiog kurti vaizdo įrašus, rašyti knygas ir skleisti informaciją, kaip galima greičiau ir pasiekti milijonus vietoj tūkstančių. Na, mes darbavomės prie dokumentinio filmo ir keliavome aplink pasaulį. Apsilankėme Taivane, Singapūre, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Kolumbijoje, Peru, Ekvadore, Londone, Rusijoje, Sankt Peterburge bei Maskvoje, Vokietijoje, Romoje, Paryžiuje, Graikijoje, Atėnuose. Ir mes filmavomės priešais piramidės Egipte. Tai buvo neįtikėtina kelionė. Bandant sukurti šią dokumentiką ir aš manau, kad ji bus tikrai smagi ir naudinga visiems žiūrovams. Kalbant apie vieną pasaulinę valiutą, kurią visi naudos, nėra jokios tikimybės, jog tai nutiks. Bet kaip matote, Ksau indekse, čia nuo ankstyvų 80-ųjų, vidutiniškai auksas ir sidabras pranoko šias akcijas. Gold and silver outperform the stocks on the average. Jūs turite pradėti. Taip, laisvoji rinka visada pranoksta manipulacijas. Tai pasmerktas planas. Galų gale jis žlugs. Bet jums reikia tinkamai pasiruošti. Jūs turite būti pasiruošę. Jūs negalite laukti, nes gali pasitaikyti dienų, kai aukso kaina pakils po $200, $300, $400 už unciją. Galų gale, nagrinėdamas visą tai sužinai, jog visos dekretinės valiutos grįžta prie savo tikrosios vertės, kur yra tas kiekis energijos, kurį gali išgauti degindamas tą sugadintą kartu su rašalo spausdintą valiutą.
Ir mes tai matėme Veimaro hiperinfliacijos metu. Žmonės naudojo valiutą kaip kurą namams šildyti. Valiutos buvo pririštos prie naftos, aukso ir sidabro bei žemės. Kai tik pašalini ką nors, kas uždeda finansinę apribojimą, neleidžiantį tiesiog spausdinti kiek panorėjus, toji valiuta iš esmės tampa pasmerkta. Tai pranoksta bet kokias fantastikos ribas. Ir jei nebūtų siaubingų pasekmių, tai būtų absurdiška. Būtų iš tikrųjų juokinga, jei mes galėtume imti ir tuo naudotis be jokių neigiamų pasekmių. Bet iš tiesų tai yra siaubinga. Jei pažvelgsime atgal į istoriją, pastarosius 3000 metų kiekvienas tokio absurdiško mėšlo epizodas baigėsi labai blogai.